Iš tikrųjų pradėjau bitininkauti aš pats pirmas prieš 13 metų visiškai nuo nulio, nes bitininkystė būna dažnu atveju parduodama iš kartos į kartą. Ir seneliai, ir tėvai bitininkauja ir panašiai, bet mūsų atvejs yra skirtinis ir kaip sakau, aš šeimoje. Tai pas mačiutę buvo senas avilys daržinėje, gal turbūt 15 metų nenaudojamas. Jį pasiėmiau atsimą, persidažiau ryškiai geltoną spalvą ir pastačiau ten kitai pusį kelio sode. Na ir ką, po 3 dienų skrydo pas kaimyną spiečius, jį susėmiau, taip kaip mokėjau ir taip sukūriau savo pirmą bičių šeimą. Ir taip, kaip sakau, po truputį ta bitininkystė atėjo pas mus į širdį. Cinkelis gal tame, kad ramus darbas, kvepia, žydi visada, oras gamtoje. Ir bitininkystė, ką aš man teko išmokti, negalime žiūrėti į verslo modelį. Tarkim, kad turėsi 10 šeimų ir uždirbsiu, prisuksiu tiek medaus ir gausiu tiek pajamų. Taip nesidaro su bitėmis. Tai sakau, pirmiausia, reikia bitės pamilti, pajausti ir žinoti, ką daryti ir tau tada tik po truputį pradės sektis. Tai bitininkystė yra tokia išskirtinė šaka, nes bitės nekalba, jas reikia suprasti. Brolis Vilius man tik tai padėdavo sukti medų, bet prie bičių jis praktiškai neįdavo, jis tik man būdavo pagalbininkas. Pirmas buvo Ignas, aš būdavo tas tiesiog, kuris suka tą medų ir man ten kiek ta motinėlė gyvena ir kaip jie atrodo, man ten būdavo tikrai nelabai aktualus klausimas, bet aš 16 metais išvykau stažuotis Vokietijos bitynus. Ir 2 metus padirbau pas žmonės, kurie gyvena iš bičių, nes bitininkystė vis tiek yra tas sezoninis darbas ir tikrai ne visi bitininkai gali gyventi visus metus iš to. Tada grįžau į Lietuvą ir jau tada aš pradėjau jį mokinti. Tai esam pasiskirstę vaidmenimis, nes kai būna 2 direktoriai, tai žino, tada darbas būna nepadarytas. Tai aš asmeniškai esu atsakingas už komunikaciją, pardavimus ir už bičių motinėlių selekciją, auginimą jų, o brolis jau mano yra atsakingas už siuntų siuntimą, už medaus sukimą ir iš tų paprastų didelių šeimų priežiūrą. Tai dažniausiai mes bendradarbiavom su ūkininkais, nes ūkininkam, tarkim, ar būtų rapsų, grikių laukai, tai bitės derlių padidina apie 300%, ar tai būtų net ir braškių ūkius vežame, tai mes bendradarbiavom su ūkininkais ir stengiame jų laukuose laikyti, aišku, susitarus jiem, kad būtų patogu. Mūsų plėtra nėra, kaip dažnai įsivaizduoja tas standartinis bitininkas, kad mes dabar turim 300 avilių, paauginti iki 500 avilių. Mūsų tikslas yra sukurti kuo daugiau inovatyvių produktų su medumi ir juos pristatyti rinkoje. Mes surenkame mūsų krašte 4 rūšių medų, tai pavasario žiedų, viskas, kas žydė pavasarį, pievos, sodai ir panašiai. Tada vasaros žiedų medus, rudens medus ir grikių medus. Tiek darome medų su šaltį liofilizuotais vaisiais, tai avietėmis, šaltalankis, varainiais. Ten kitus produktus kaip donelė, žiedadulkės, penelis, pikis renkame. Dabar turime naujus produktus, tai guminukai su medumi. Tai jie irgi labai populiarūs, kur yra daug ir vitaminų, daug ir paprasto ir medaus, tai tokie unikalūs yra. Ir jie, kurie specialiai pagaminti po 2 už rankyčių susikybę, kaip ir mes su broliai einam bitininkystę kartu. Aš buvau tas iniciatyvas, kuris sukūrė tą produktą, bet mano direktorius 2 metus dar galvoja, jam tai tas netiko, bet galiausiai jau vartotojai, žmonės jau patys pradėjo diktuoti, kad fainas produktas. Lietuvoje, kaip kalbame su broliu, turbūt nėra tokios profesijos, kiek turi konkurentų, bičiulių šalia. Tai tarkim, bitininkų Lietuvos mastu yra 6000, Kupiškio rajone yra 160 bitininkų. Tai kaip išsiskirti iš tų visos minios, tai yra klausimas geras. Mes labai daug vertiname kokybę. Įrangoje pačioj ta kokybė, aišku, žiniose bitininkystėse, manau, kai vartoja mūsų medų klientai, visada gali susipažinti. Yra trumpa istorija ant stiklainio, kas už to stiklainio stovi per žmonės, kas įdeda tą meilę tom bitėms. Mūsų vizija visada yra natūralumas, produkcija keliauja mūsų po visą pasaulį, mūsų bičių sukurti darbai įteikti netokiam atstovam kaip arabų šeikams ir Lietuvos prezidentui, o mūsų gaminiai būna pristatomi NATO viršūnių susitikimuose. Tai dažniausiai tie dalykai, kurie patys kalba už save. Mes daugiausiai dabar medaus parodom būtent internetu. Ir kiekvieną dieną kurjerį važiuoja ir išsiuntinėja siuntas po visą pasaulį. Bitininkystė labai prisideda prie gamtos išsaugojimo ir išpuoselėjimo, nes turbūt daug kas žino, kad nebeliktų jokių bičių ir kitų apdulkintojų. Tai pasaulyje nebelikta apie 80% visų vaisių ir daržovių, nes bitė apdulkina augalą, padidina derlių, kokybę ir panašiai. Mes pasirinkome bitininkauti su ramiom bitėm, kad nereikėtų vasarą prie 300 laipsnių temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių turėti kepurę, skafandrą ir visus kitus aprangus, o tiesiog eiti paprastai, kad galėtume, kadangi daug edukacijų vedame, tai kad galėtume vaikus parodyti prie bičių, supažinti, kad nėra taip jau tas pavojus prie bičių ir panašiai. Tai mums tas labiausiai žavėjo. Aš manau, kiekvienas atsakingas verslas turėtų edukuoti žmonės, nes edukuodami žmonės mes supažindiname
supažindame juos su savo gamyba, su savo produkcija ir palaipsniui tai tampa ir mūsų vartotojai, klientų. Verslai visi turėtų ar ūkiai būti socialiai atsakingi, tai tu tuo pačiu turi rodyti pavyzdį kitiems ir padėti kitiems. Visada yra gera daryti gerą.